Yra skausmų, kurie nepavaldus vaistams. Yra sutrikimų, dėl kurių dreba rankos ir kurie nepasiduoda įprastiniam gydymui. Ir yra gama peilis, kuris gali sugrąžinti įprastą gyvenimą jau po vienos operacijos. Pabandykite dabar paimti stiklinę vandens. 2 buteliuką, gerai. Nu, atsigerkit dabar. Atsigerkit. Kaip jums čia ta rankytė viena juda, kita nejuda. Kad matytųsi, ne? Šio vakaro herojus, sulaukęs 80, tikina pradėjęs naują gyvenimą. Daugiau nei prieš 10 metų vyrui pradėjo drebėti rankos. Įtarta Parkinsono liga, tačiau gydymas nuo jos nedavė rezultatų, o liga progresavo, o drebančios rankos tapo didžiuliu gyvenimo diskomfortu. Teko išeiti iš darbo, buvo sunku apsirengti, pavalgyti. Šiandien vyras džiaugiasi gyvenimo pokyčiais. Kokiais? Paklauskime jo paties. Labą dieną, Juozai. Labą dieną. Kaip jūs jaučiatės? Šiandien puikiai. Gal netgi ir pats atvairavote į studiją? Ne, šį kartą sūnus pavežė, nes kartą vairavau po operacijos, gydytojas nepatarė. Nepatarė. O šiandien galėjau ir pats vairuoti, tačiau, nerizikavau. Aišku. Kada pastebėjote, kad ėmė drebėti rankos? Gal prieš kokią 15 metų, gal ir daugiau. Čia apytiksliai, tai pradėjau rašymas rašyti. Sunku buvo. Šiek tiek tos raidės netokios, kokios turėtų būti. O kaip buity? Aš įsivaizduoju, jeigu sunku rašyti, tai turbūt lygiai taip pat sunku arba net neįmanoma pavalgyti, atsigerti arbatos, užsisekti sagas. Jau sagos tai yra pati sunkiausia problema. Abi rankos drebėjo? Kairė stipriau, dešinė silpniau, bet jau pakankamai. Ar tiesa, kad vėliau jum nenustatė Parkinsono ligos, o atvirkščiai nustatė tą vadinamą esencialinį tremorą? Gydytojai vaistais gydė, įtarė, kad Parkinsono liga ir šitą Parkinsoną galima pagydyti. Aš keletą metų naudojau vaistus įvairius ir rezultatų nieko. Liga progresavo? Liga progresavo, taip. Progresavo, tada nusprendžiau dar kreiptis į Kauno klinikas ir ten darė magnetinį rezonansinį, rado galvoj kažkokių tai pašalinių dar. Aš girdėjau, kad jum buvo rastas ir augliukas, ir išoperuotas yra ir augliukas, ir pagydytas vienos rankos drebėjimas. Taip, tuo pačiu 2 valandas 15 minučių. O kaip jautėtės po operacijos, kai jau viskas praėjo? Kada pajutot tą pagerėjimą rankų? Už 3-4 dienų prasidėjo lyg tai pradėjau, kad jau kaip perspėjau, kad gali padėti galvą, taip ir buvo. Taip, o kaip rankos? Ištieskit, parodykit man savo rankas. Tai šita yra operuota, ar ne? Taip, operuota. O šita neoperuota? Aš jeigu jau valgau dabar valgyti, tai aš turiu šitą ranką. Tada aš normaliai galiu. Juozai, o padarom eksperimentą. Ar galite man užrašyti ir su viena ranka ir pabandyti su kita ranka? Su dešinė. Vieną su dešinė galiu pabandyti. Parašykit savo vardą. O anksčiau su šitą ranką visai negalėdavot nieko parašyti? Ne, neįskaitomai. O pabandykit dabar paimti į kitą ranką. Paimt galiu, bet rašyti ne. Juozai, ar buvo sunkus etapas jūsų žmonai, kuomet, vis tiek reikėjo jum padėti buity? Reikia padėti, reikia laiko tam skirti, reikia kažkaip tai tokio buvau. Kas yra gydymas gama peiliu? Kokiais atvejais jis taikomas? Ir kokios būklės į medikų rankas pateko Juozas, paklauskime jį operavusio gydytojo, Kauno klinikų funkcinės neurochirurgijos sektoriaus vadovo, daktaro Andriaus Radžiūno. Labą dieną, Andriau. Labą dieną. Tai kokios būklės Juozas pas jūs papuolė?
Juozas buvo tipinis ligonis, sergantis esencialiniu tremoru. Žmogus skundėsi, kad jam labai sunku apsirengti, pavalgyti. Trikdo taip pat tas drebulys ir jo socialinį gyvenimą, tai yra, kad jisai negali bendrauti normaliai su žmonėmis, dėl to drebėjimo jaučiasi nejaukiai. O tas augliukas atsitiktinai buvo rastas galvoje? Taip, augliukas tai yra klausos nervo neurinoma, gerybinis auglys, kuris būtent atsiranda iš klausos nervo. Ir tyriant Juozą tiesiog dėl jo tos pagrindinės ligos buvo magnetinio rezonanso metu nustatytas tas augliukas. Dinamikoje, žiūrint, atliekant vėlgi, kaip ir minėjau, buvo dar papildomai atlikta magnetinio rezonanso, stebimas buvo jo didėjimas. Ir tokiu atveju, iš tikrųjų, kadangi gama peilis tinkamas būtent šito tipo augliams, yra būtent ir vieno gydymo metu ir buvo atliktos 2 tos operacijos, tai yra taksinės radiochirurginės operacijos. Kas tai yra gama peilis? Nes skamba taip kosmiškai, tai gal paprastai žodžiais paaiškinkit, kas tai yra ir kaip tos procedūros atliekamos. Taip, tai gama peilis yra vienas iš stereotaksinės radiochirurgijos įrankių. Jis yra panašus savo formą, daugiau yra panašus į būtent į magnetinį rezonansą. Tačiau jo viduje yra paslėpta tokiam kevale, metaliniam kevale, yra paslėpta 192 kobalto šaltiniai. Tie kobalto šaltiniai pastoviai skleidžia spinduliuotę, kuri būtent nukreipiama į tam tikrą tašką erdvėje. Tai šitame filmuke ir matome, kai būtent yra šito aparato veikimo animacija, tai yra patalpinama žmogus tiesiog į tą aparatą, atliekamas skanavimas su kompiuterinė tomografija, tai yra specialus plėšinis kompiuterinis tomografas, kuris padeda galvą žmogus patalpinti taip vadinamą stereotaksinę erdvę. Ir tuomet jau visas toliau sekantis etapas, kaip matome, yra labai daug galvos smegenų vaizdinimo, yra suliejami tiek magnetinio rezonanso vaizdai, kompiuterinės tomografijos vaizdai, yra atliekamas taip vadinamas stereotaksinis planavimas. Ir toliau, kaip matome, žmogus yra patalpinamas į tą aparatą, jo judesiai yra sekami su specialia infraraudonųjų spindulių kamera ir jo judėjimas, tarkim, sinchronizuojamas su pačio aparato veikimu. Tai kaip matome, šičia yra nukreipiami tie būtent spinduliai 192 į tam tikrą tašką mūsų jau nutaikytą, kuriame vyksta taip vadinamas gydymas. Ir tarkim, jeigu ligonis jau sujuda daugiau negu 0,5 milimetro, tas aparatas sustoja, taip apsaugodamas ligonį nuo nepageidaujamo poveikio. Ir jis jau pradeda veikti vėlgi prasidėjus tam ligoniui sugrįžus į normalią tą poziciją. Yra duodama labai didžiulė iš tikrųjų energija į tam tikrą tašką. Tai Juozo atveju buvo skirta 130 grėjų. Tai yra beprotiškai didelė dozė spinduliuotės. Jeigu dar supaprastintai pasakyčiau, jeigu mes gautumėm visas kūnas vienmomentiškai gautų, tarkim, tik tai 5 grėjus, žmogus mirtų. O čia duodama 130 grėjų. Na, tai įsivaizduokit, kokia yra didžiulė energija. Tai visiems kyla klausimas, ar tai saugu? Taip, tai būtent tuo ir unikalus yra gama peilis, kadangi jisai labai tiksliškai yra būtent tie spinduliai nukreipiami į tam tikrą stereotaksinę tą zoną, kurią gydytojas nustato, ir dėl to žmogaus kūnas jam netenka visiškai apšvitos. Yra jau daugiau negu 30 metų yra sekami tie ligoniai dėl galimo, kaip visi visą laiką sako, kad yra vis tiek spindulinis gydymas ir sukelia antrinį vėžį gali sukelti. Tai yra tikrai dabar atlikta daug studijų, kad to nėra ir tikrai šitas gydymas žmonėms yra labai saugus. Jūs atsinešėt, netgi šitą stereotaksinį aparatą, ar ne? O galit pademonstruoti gal net ant Juozo, kaip jisai atrodė operacijos metu? Taip, tai čia yra... Ir kaip jis veikia? Stereotaksinis rėmas. Šito rėmo iš tikrųjų labiausiai ligoniai ir bijo, kadangi aš visus įspėjau prieš operaciją, juos prigazdinu, kad jie tiesiog pasiruoštų psichologiškai žmonės, kad tas būtent stereotaksinis rėmas yra uždedamas žmogui ant galvos ir čia paskui šičia per šitas yra tokios smėgės ir jos tiesiog suleidus vietinių vaistų nuo skausmo, kaip ir matom šitoje animacijoje, yra tiesiog žmogui
tiesiog va šičia. Karūna uždedama. Taip, uždedama ta karūna ir jinai fiksuojama. Pačio dėjimo metu iš tikrųjų jaučiamas labai nemalonus, labai stiprus spaudimas. Tai dėl to aš visą laiką žmonėms ir spėju, kad reikia pakentėti tą patį spaudimą, skausmo didelio nebūna, tiesiog reikia nusiteikti tam morališkai. Ar pagerėjo gyvenimas? Taip. Keliais 100%. Juozai, ar ryžtės antrai operacijai? O taip. Daktare, o kokiais atvejais dar kitais galima naudot gamą peilį? Augliai, ar jie yra specifiniai tik tam tikrų rūšių augliams tinkama, rankų drebėjimas, dar yra kažkokios situacijos, kur galima? Iš tikrųjų, daugeliu ligų galvos būtent zonoje yra naudojamas tas gamą peilis, tai pagrinde mes naudojame būtent piktybinių navikų gydymui, tai yra būtent metastazių. Tai ypač efektyviai būtent yra gydomos tos daugybinės metastazės, kuomet žmonėms yra rekomenduojama visų smegenų apšvita, tai būtent gamą peilis gali šitiem žmonėms padėti. Nes labai tikslingai vieną vietą. Tas visas metastazės ir žmogui netenka apšvitinti visų smegenų, išsaugoma jo gyvenimo kokybė ir žinoma pagerėja ir pačio gydymo rezultatai. Taip pat gydome ir tuos gerybinius auglius, kaip Juozo atveju, būtent klausos nervų neurinomos. Taip pat, žinoma, naudojama ir kraujagyslių visokioms ligoms, tai yra būtent arterioveninės malformacijos. Tai turim tikrai ne vieną sėkmės atvejį, kur ir labai maži vaikai, sergantis labai net nepagydomom būtent tom arterioveninėm malformacijom, kuomet, tarkim, jie buvo palikti jau likimo valiai, mes tiesiog tas pašalinom, tas problemas. Ir dar norėjau būtent paminėti, kad ne tik esencialiniam tremorui tinkamas tas gydymas, bet ir Parkinsono liga sergantiems ligoniams, kuomet yra labai stiprus drebulys rankų, irgi mes taikome gydymą gamą peiliu. Tai būtent efektas, jisai, tarkim, procentiškai žiūrint, yra mažesnis efektyvumas Parkinsono ligoniams. Jisai siekia apie 75% žmonių. Labai geri rezultatai. O praktiškai apie esencialinio tremoro padedama iki 90% ligonių. Esencialinis tremoras ir Parkinsono liga skiriasi šiek tiek ir maišomos tos dvi ligos. Ir kuo skiriasi šios dvi ligos? Kaip atskirti, reportaže papasakos gydytojas neurologas. Jeigu kalbėtume apie esencialinį tremorą, tai jis daugiau yra veiksmo, mes taip vadinam, ar ne? Kai žmogus siekia paimti puodelį, kai siekia paimti kažkokį daiktą, kai pradeda rašyti. Žodžiu, tuo metu, kai atlieka veiksmą, tada tas drebėjimas ir pasireiškia. Parkinsono ligos metu tremoras priešingai, jis yra daugiau ramybės. Ir jis primena daugiau tokį lyg monetų skaičiavimą. Pirštai dreba, lyg skaičiuotų pinigėlius. Be to Parkinsono lygai dar būdingas tas sulėtėjimas ir sukaustimas, ko nėra esencialinio tremoro atvejais. Jeigu viena tik tai pusė dreba, tai daugiau būtų duomenų už Parkinsono ligą. Nes esencialiniam tremorui, kas būdinga, tai yra abipusis. Ir jeigu dreba kojos, tai irgi daugiau duomenų būtų už Parkinsono ligą. Nes esencialinis tremoras būdingesnis rankoms, galbūt galvai, viršutiniai kūno daliai. Esencialinis tremoras prasideda jaunesnėme amžiuje, maždaug 40, o Parkinsono liga žmonės suserga dažniausiai vyresni. Bet skaičiuojama, kad žmonės virš 60 metų jau šita liga suserga žymiai dažniau negu jauni. Esencialinis tremoras dažnai yra paveldėtas. Tai yra didelė dalis žmonių, kurie skundžiasi tokiu tremoru, gali pasakyti, kad kažkas šeimoje taip pat turi tą drebėjimą ar turėjo drebėjimą. Tai yra brolis, sesuo, teta, mama, tėtis ar seneliai. Parkinsono ligos atvejais tokio paveldėjimo aiškaus mes nematome. Daktare, o kiek procedūrų per metus atliekama Kauno klinikose? Per metus mes atliekame kažkur apie 400 būtent operacijų būtent su gamą peiliu. Tai yra atlikta virš 1300 jau būtent operacijų su gamą peiliu. Tai tikrai pats aparatas viršio mūsų lūkesčius ir visuomenės iš tikrųjų tos lūkesčius mes pateisinom ir labai džiaugiamės, kad galim padėti. Klausimas turbūt visiems labai rūpintis, kiek tai kainuoja?
Tai šitas gydymas yra nemokamas, jis yra pilnai ir kompensuojamas ligonių kasų. Tai tikrai visi ligoniai, kuriems reikalinga pagalba, mes ją galime suteikti nemokamai. Ir tikrai, tarkim, ir žmonės sergantis su piktybiniais ar gerybiniais navikais, jie gali pakreiptis į Kauno klinikų neurochirurgus ir jų konsultacijų metu bus nuspręstas, ar tai yra tinkamas jiems gydymas ar ne. Ir jie tikrai gaus tą gydymą gan greitai ir tikrai nereikia, kaip kiti mini, kad čia reikia laukti kelius mėnesius eilių. Tiesiog reikia kreiptis, ieškoti ir tikrai. Aš galvoju, tie, kurie sako, kad eilės yra didžiulės, tiesiog jie net gal nebando registruotis, bet girdi, kad eilės didelės, nebando ir toliau tą mintį rutulioja savo galvoj. Juozai, ko palinkėtumėte žmonėms, kurie, turi tokią pačią problemą kaip jūsų? Drįsti eiti ir klausti. Ir kreiptis į gydytoją, juk tokių gydytojų, kaip čia dabar mes turim Andrių, tai tikrai... Tai yra aukščiausios kategorijos gydytojas. Pritariu jums. Ir jie tikrai padėti gali. Nors esencialinis tremoras nėra pavojingas sutrikimas, gyvenimas su šios ligos keliamu plaštakų drebuliu gali būti labai luošinantis. Įdomu tai, kad esencialinis tremoras gali prasidėti ir jaunystėje. Su tuo, kaip ir su įvairiais skausmais, nebūtina taikytis. Pasikonsultuokite su medikais. Gal visavertį gyvenimą jums padės susigrąžinti gydymas gama peiliu. Ieškokite sprendimų ir rūpinkite savimi. Kita laidos